Labas, malonus klausytojai. Pradžiai smagi istorija. Vaikas pareina iš mokyklos ir parsineša namo prizą. Tėvai klausia, už ką? Sako, laimėjau konkursą. O koks buvo klausimas? Klausė, kiek strutis turi kojų. O ką atsakei? 3. Tai už ką tada davė prizą? Kiti sakė, kad 4. Aš buvau arčiausiai teisybės. Kadangi artėja šventės, nesinori jūsų apkrauti sausa medžiaga, skaičiais. Paprastai metų pabaigai atsigręžime atgal, įvertiname, kas nuveikta. Tad ir aš noriu kartu su jumis pasidžiaugti mūsų miesto įmonių pasiekimais bei laimėjimais. Lietuvos inovacijų centras kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacija ir asociacija Žinių ekonomikos forumas jau 6. kartą rengia inovacijų prizo konkursą. Atslūgstant sunkmečiui, konkurso organizatoriai siekia atrasti ir pristatyti visuomeniai inovatyviausias Lietuvos įmonės bei jų sukurtus naujus produktus ir paslaugas, kurie jau greitoje ateityje galbūt taps plačiai žinomi tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Paraiškas vertino nepriklausoma ekspertų komisija pagal iš anksto nustatytus ir paskelbtus vertinimo kriterijus. Dalyvavimas konkurse buvo nemokamas. Po kelių atrankos etapų, iš kelių šimtų besidominčių konkursų ir apie 50 galutinių dalyvių, nacionalinio konkurso inovacijų prizas nugalėtojais nominuota 15 įmonių 4 kategorijose. Džiugu pažymėti, kad nugalėtojų tarpe yra 2 Panevėžio įmonės. Inovatyvios įmonės kategorijoje nugalėtoja tapo akcinė bendrovė Naujoji Ringuva. Tai siekianti būti pažangi, efektyvi ir konkurencinga įmonė švaros produktų kūrimo, gamybos ir pardavimo srityje visame pasaulyje. Savo tikslų realizacijai pasitelkia efektyvią vadybą, kuri leidžia pritaikyti savo produktų gamyboje mokslinį, technologinį, techninį potencialą ir kurti naujus produktus bei technologijas. Naujai įkurtoje įmonės laboratorijoje pastoviai kūriamos naujos gaminių receptūros. Inovatyvaus produkto kategorija nugalėtoja tapo uždaroji akcinė bendrovė Rifas. Produktas – vandeniu aušinama 1,5 MW galios dažnio keitiklių sistema. Pakalbinsime uždarosios akcinės bendrovės Rifas direktorių Mindaugą Slapšį. Taip, tai Rifas elektrotechnikos bendrovė. Reiškia, pagrindinį verslą mes darome iš elektrotechninių projektų ir automatikos projektų valdymo Lietuvoje. Tai pagrindė reiškia vandenvalos projektai ir pramonės objektai. Mes atliekam, reiškia, tiek naujų objektų statyboms, reiškia, tiekiame įrangą ir valdom projektus, elektrotechnikos dalį, tiek rekonstruojamų objektų. O antra dalis, reiškia, tai yra elektrotechninių gaminių gamyba, ką mes darome daugiausia eksportui, tai ko gero 80–90% mūsų gaminių išvažiuoja į visą pasaulį. Tai dalį produktų kūrėme patys, mūsų inžinieriai patys juos kūrė, bendradarbiaujant su partneriais. Tai pagrindė, reiškia, Skandinavijos bendrovės, tai tiek Suomiai, tiek Norvegai, mūsų yra partneriai, su kuriais draugė mes kūrėme produktus gan specifiniam rinkom. Ir vienas iš tų produktų, kurį mes sukūrėme, reiškia, šiai dienai mes laimėjome inovacijos prizą produkto Lietuvoje. Tai gan sudėtingas, reiškia, ir labai atsakingos paskirties produktas, kuris yra naudojamas, reiškia, tiek laivybos pramoniai, tiek naftos gavybai. Mes jį būtent kūrėme, reiškia, vienai Vietnamo kompanijai, reiškia, naftos gręžimo platformai. Tai labai aukšti reikalavimai šitam produktui ir, reiškia, pagrindinė vertė, reiškia, ką mes sukūrėme, tai yra labai kompaktiškas gabaritas ir su aukštais labai reikalavimais iš užsakovo. Ir šis produktas taip pat tampa, reiškia, mūsų partnerių serinių gaminių, kur kitąmet turėtumėm, reiškia, gaminti nemažą kiekį jų. Tai iš principo, reiškia, rinkos yra labai įvairios. Tai yra
šitą produktą mes įsiuntėme ir į Vietnamą ir šiuo metu realizuojam projektą, reiškia, su Graikijos kompanija, kur stato laivą Korėjui, taip pat turime užsakymų ir į Kiniją. Ir panašus gaminiai, šiai dienai mes gaminame panašų projektą, mes gaminsime ir Brazilijos rinkai. Tai, reiškia, per paskutinį laikotarpį daug skiriame dėmesio būtent produktų kūrimui ir šiai dienai mes pradedam, reiškia, štai gauti naudą ir užsakymus iš mūsų užsakovų. Ponas direktorius labai vaizdžiai papasakojo apie savo gaminį, tiesa gana techniškai, galima būtų šiek tiek paprasčiau, mano galva pavyzdys būtų toks, galbūt jis nėra visai teisingas, tarkime, turime laivą su varikliu. Na, laivą aišku turime mes ne visi, bet daugelis turime automobilius. Tai įsivaizduokite, spaudžiant greičio pedalą, kuo daugiau spaudi, tuo variklis greičiau dirba. Bet įvedus jų gaminį, už kurį jie buvo nominuoti, spaudi, o variklis sukas greičiau. Rezultatas toks, kad degalų sunaudojama per pusę mažiau. Toliau yra ekologinis efektas, kadangi prieš tai, sakysim, buvo naudojamas arba mechaninės, arba hidraulinės sistemos. Tai tarkim, tie laivai, kurie turi hidraulinės sistemas, strėlių pakelimų ir panašiai, yra apmokestinami ekologinių mokesčių. O dabar, kada įvedus šitą gaminį į realizaciją, eliminuojame galimybę, kad iš hidraulinės sistemos ištekės tepalas ir nebereikia mokėti mokesčių. Vėlgi čia žaliasis efektas. Toliau. Konkursų laimėtojams bus įteiktas sertifikatas, inovacijų prizo statulėlė bei suteikta teisė naudoti inovacijų prizo logotipą apdovanoto produkto ar įmonės rinkodaros tikslams. Nugalėtojų iškilmingas apdovanojimas vyksta Lietuvos pramonininkų konfederacijos šventiniame renginyje gruodžio 17 dieną Vilniuje. Jo metu bus įteiktos Petro Vileišio vardo nominacijos Lietuvos mokslo patriarchams, verslo lyderiams, pagerbti ir apdovanoti nominacijos sėkmingai dirbantį įmonę laureatai, bei įteikti inovacijų prizo ir kiti apdovanojimai. Į susitikimą pakviesti verslo, valstybinių ir visuomeninių institucijų atstovai, valstybės vadovai, Seimo frakcijų ir komitetų pirmininkai, ministrai, valstybinių institucijų vadovai. Priminsiu panevėžiečių įmonės, kurios tapo šio konkurso nugalėtojomis ankstesniais metais. Kadangi, kaip minėjau, konkursas vyksta jau 6 metai, tai pradėsime nuo 2005. Tais metais Igno Kriščiūno firma Igis buvo nominuota ir laimėjo prizą kaip inovatyvi įmonė, bei už inovatyvų produktą. Dvigubas laimėjimas. 2006 metai. Panevėžio Aurida. Už vieno cilindro automobilinį kompresorių. 2007 metai. Malsena. Įmonė gamina produktus iš grūdinių kultūrų ir per pastaruosius 3 metus įmonė patobulino ir sukūrė 14 produktų. Natyvinį kviečių krakmolą, kviečių gliteliną, įvairių rūšių makaronus, miltų mišinius. Per 3 metus įgyvendintas 140 milijonų litų vertės inovacijų diegimo ir modernizavimo projektas. Beje, praeitą mėnesį buvo Lietuvos mokslo akademijos dienos Panevėžyje ir garbus akademikai, kai buvo ekskursija šioje įmonėje, buvo maloniai nustebinti įmonės pasiekimais ir įmonės ryžtu pakeisti įmonės profilį, kuriant didesnę pridedamąją vertę. 2008 metai. Tai vėlgi firma Igis. Jai buvo skirta nominacija už sukurtus rinkai patiktus antikorozinius metalo dažus Magma, kurie pagaminti vandeninio alkido pagrindu. Tai beje buvo naujovė ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. 2009 metai. Uždaroji akcinė bendrovė Veko. Už plastikinių pakuočių gamybą jinai per pastarosius 3 metus aktyviai diegė produkto bei proceso inovacijas, gamindama kaskart naujesnės kokybės produktus bei automatizuodama gamybos procesus. Tiek šiam kartui. Tai paskutinis mūsų pasimatymas šiemet. Dėkuoju visiems už dėmesį, gerų ir ramių švenčių visiems. Su jumis buvo Rimantas Serba.